Šiandien tiesiog nusprendėme pradėti podcastą apie fotografiją. Dominyka ir Dima, kalbėti mes mokome tik su modeliais. Tu gal rinkis normalesnę profesiją, ką tu čia iš meno neišgyventi. Vokit nuotraukas, reikia atkartoti. Kiekvienam fotografui labai didelis įvykis būna, kada tu tos nuotraukas matai ne tik tai skaitmenoj, bet yra atspausdintas. Šviesą suprantu, ne? Backgroundas irgi kaip ir aiškus, ten kažkas jau tokias. Sveiki visi, esame fotografai. Dominyka ir Dima. Šiandien tiesiog nusprendėme pradėti mūsų naują podcastą, būtent apie fotografiją, videografiją. Tai, žodžiu, šiandien padiskutuosime apie mūsų tą tokią pradinį kelią, kaip nusprendėme, kaip pradėjome fotografuoti. Ir mūsų tas pirmas epizodas, kur mes greičiausiai sureguliavom geriausiai tik šviesas. Kalbėti mes mokome tik su modeliais, o dabar reikia kalbėti su žmonėmis, kurie yra mūsų vietose. Tai nespręskite, nežiūrėkite, o tik klausykitės. Bus biškai prisvilęs tas blynas, bet važiuosim bet toliau. Užtat bus viskas taip, kaip būtume, jeigu studijoje. Taip. Pavyzdžiui, aš ir mano klientas, mes kalbamės ir viskas ant, palauktą žodį dabar iškrito iš galvos. Kokį? Tipo, viskas bus taip, lyg mes kurtume artimius ir geriausius, draugiškiausius santykius. Tai va, tai manau galim pradėti, ne? Drąsiai. Ir tokia pradžia buvo gal per ilga, bet jie vis tiek iškirps. Gerai, Galės pakatinti. Čia bandau pats įsikvėpti. Tai va, tai buvo tokia pradžia ir dabar galim, manau, pradėti patį pokalbį. Tai šiandien apsitarsim ir pakalbėsime apie mūsų pradžią, kaip ir buvo ta pradžia, tai dabar apie mūsų pradžią. Tai norėčiau galbūt tavęs tokį užvest ant kelio, ne pokalbio. Tai norėčiau tavęs paklausti, kaipgi prasidėjo ta fotografija pas tave. Ir davai, be šitų visų, kur, tipo, įsimylėjau, mane paliko, aš pradėjau... Nenugludinta istorija. Taip, va tiesa, gali sakyti, tavo mama fotografė kita ir dėl to tu prasimušiai. Ne, nu tai... Pas mane iš giminės galbūt tik tai teta yra fotografė, bet mes su ja neturim labai tokio glaudaus ryšio, tai čia iš viso nėra nei giminaičių kažkokių susijusių su fotografija. Tai pati ta tokia pradžia buvo prieš 15 metų, kai man buvo 10 metų. Tai tiesiog gausi taip, kad mano kiemo draugė pasiūlė eiti tiesiog į lauką, paskinti gėlyčių ir sako, davai pasim fotiką, nes jau tuo metu paauglystėj, realiai čia prieš 15 metų buvo labai populiaru, ypač merginom fotografuotis su draugiam ir ten daryti fotosesijas ir į one.lt dėti tas nuotraukas ir panašiai. Bet jau tuo metu jau buvo Facebookas. Taip. Tai jinai sako, davai, varom ten paskinti. Tai čia prieš 15 metų. Buvo prieš 15 metų ir jinai sako, davai, paskinsim gėlių, pasifotkinsim. Tai ką, turėjome šeimos skaitmeninį tą fotoaparatą, tai tiesiog pasiėmiau tą fotoaparatą ir ne tai, kad draugą fotografuočiau, aš fotografavau tas gėles. Ir, realiai, kaip gausi, daug visokiausių tų kadrų padariau ir savo tą geriausią turbūt tuo metu tą kadrą. Tai gavosi taip, kad kažkokia mergina iš kiemo važiavo su dviračiu ir tiesiog ant dviračio galo sudėjom tas gėles priskintas. Ir žodžiu, ir padariau tą kadrą ir galvoju, bliam, čia žiauriai kietai atrodo, labai cool. Ir jau tuo metu turėjau tą Facebooką. Taip. Aš tas nuotraukas sukėliau ir kažkaip visi labai pradėjo girt. Sako, vau, čia turi tą fotografijos gyslelę. Ir visas tas kelias ir prasidėjo, kad pradėjau fotografuoti jau klasiokus, tada mokyklos renginius ir taip gausi. Ir tiesiog tas rutulys, tiesiog kaip sniego kamuolys, kuris prasidėjo ridentis. Jo, svarbiausia jam nesustot. O tavo Dima kaip? Tai jo, apie mane, aš šiaip visada, kai manęs tokio klausimo klausia, tai aš turiu tą istoriją, kuri romantizuota galbūt šiek tiek. Jo, tą, kurią jau išvaliau, kuri tiesiog tvarkinga, visiems tinkama ir būna netgi tas ryšys tarp žmonių susikūrė dėl šitos istorijos. Bet iš tikrųjų, pagalvojęs, tai aš pradėjau fotografuoti 9 klasiai, galima taip sakyti. Ir tas fotografavimas jis buvo toks, kad aš nežinau, ką noriu daryti, nežinau, ko noriu gyvenime. Ir apskritai tuo metu dar siekiau
galbūt kažkokių fizikos, tų visų žinių. Kažką rimtesnio. Jo, tokia inžinierija, vat, man labai patiko fizika, informacinės technologijos. Aš galvojau, sėdėsiu ofise, dirbsiu ir va taip. Bet, žodžiu, buvo tas momentas, kad pakeičiau mokyklą ir 9 klasėje perėjau į didesnę gimnaziją, nes pats mokiausi prieš tai kaimelį, tokioje mažoje mokykloje ir tada pasisekė pereiti į didesnę jau gimnaziją, ne mokyklą, ne vidurinę mokyklą. Ir tenais mano klasiokai buvo jau 3 ar 4 fotografai, kurie domėjosi fotografiją ir kurie šiaip, tiesiog žavėjo mane savo tuo, kaip ir, žinai, jie žavėjo tuom, kad jie jau turi ką veikti, jie jau veikia ir jie kai kurie netgi turėjo kažkiek pinigų iš to. Ir aš toks galvoju, o tai kuo aš prastesnis, ta prasme. Taigi fotografija nėra sunkus dalykas. Šiaip senelis kažkada fotografavo, ten visada pasakodavo man tas istorijas, kaip ten laboratorijai sėdi ir visą tą raudoną šviesą ir taip toliau. Ir galiausiai aš supratau, kad, kągi nepabandyti. Ir atėjo mano gimtadienis, paprašiau tėvelių dovanų fotoaparato, sakau, tokį noriu, tai aišku, ten finansai kokie buvo, tokį ir pavyko nusipirkti. Ir pradėjau fotografuoti draugės, ten atkartoti tų klasiokų nuotraukas, realiai aš bandžiau tiesiog daryti tai, ką jie daro. Tai realiai ta pirminė... Kopijuoti, jo. Tai pirminė tokia kaip motivacija ir buvo ta bendruomenė, tie draugai. Taip, jo. Geras. Ir šiaip mano ta ideali istorija, tai meilės nutrūkimas buvo, nes mano pirmoji mergina buvo modelis ir aš šalia ją mėgau, jinai prašė nuotrauką, aš ją fotografavau ir iš to išsirutuliavo, kad aš tapau fotografu, bet iš tikrųjų įsigilinus į save, tai buvo šiek tiek pavydo, kad kiti daro kažką jau, o aš dar ne, nors aišku 9-okui gal ir normalu nieko neturėti gyvenime ir tiesiog vaikščiot taip į vieną kitą pusę. Bet vis tiek norisi tos pamokinės tokios veiklos. Tai ir visada dabar sakau ir mokiniam, ir studentam, ir kolegom, kad vokit nuotraukas, ta prasme, reikia atkartoti ir iki dabar mane žavi tik tos nuotraukas, kur man kyla klausimas, o tai kaip čia šviesa, o tai kaip jis tokią kompoziciją sukūrė, čia objektyvos skirtumas, ar čia kažkokie parametrai, ar čia redagavimas. Jeigu suprantu, kad redagavimas, tai tada atmetu, nes man įdomiausia, kai viskas aikštelį susikūrė ir kad, pavyzdžiui, kažkokį elementą galima be abejo labai lengvai atkartoti Photoshop'e, bet jis sukūrė tą dalyką realybėje. Pavyzdžiui, kokie nors lūžiai ant fono, ne, ten, tai kaip mes tai padarom, tai tą kokią foliją pasidedam, šviesą šviečiam ir refleksai ant sienos nukrenta, ne? Tai va, čia toks banalus pavyzdys. Bet tai šiaip labai, labai gerą dalyką paminėjai, kad aš taip pat irgi savo studentams šitą sakau, kad daugelis mes matom labai daug gražių kadrų, tas pats Pinterestas, Instagramas, jis yra tiesiog pilnas įvairiausių gerų kadrų ir mes kartais tiesiog nesurandam to laiko išanalizuoti biškelį tos kadrus. Nes iš tam tikrų kadrų, čia ir ties apšvietimų, kaip ir pats minėjai, gali, žinai, pastudijuoti, kaip tai buvo padaryta, bet ir tas pačias pozas, rekvizitus ir visas kitas detalės, kur atrodo, blema, čia taip paprasta yra padaryti, bet atrodo žiauriai įspūdingai. Taip. Taigi, apskritai kalbant apie tuos pačius rekvizitus, tai kiek dalykų mes galime tiesiog paprašyti. Ta prasme, nebūtina pirkti kažko, galim tiesiogiai nueiti, parašyti į Facebooką, gal kažkas turi, į tas pačias modelių grupės ir jie patys modeliai gali kažką pasiūlyti. Pavyzdžiui, aš ten visada norėčiau, čia pavyzdys, norėčiau nufotografuoti ten merginą kabriolėtį, bet neturiu draugų su kabriolėtu. Tai ieškom modelį su kabriolėtu ir fotografuojam ją kabriolėtį. Būtų labai gerai, kad būtų modelis. Taip, aišku, bet galima dar paderinti ir gal surasim tą tokį žmogų, kuris turi, bet jo. O tai sakai, kad dirbi su studentais, ne? Tai dirbi kolegijoje. Taip, aš dirbu Vilniaus dizaino kolegijoje, dėstau būtent studijinį apšvietimą, bet to pačiu visą tą prieš istoriją, prieš kolegijos atsiradimą, tai buvo tokia, kad baigiau studijas toj pačioj kolegijoje Vilniaus dizaino ir tiesiog praėjo gal 1,5 metų kažkur supratau, kad aš pakankamai tvirtai jaučiuosi, kad galėčiau dėstyti, galbūt papasakoti dalykus, kuriuos, visas tas žinias plėsti su kitais.
Tai pradėjau nuo savo individualių mokymų, kurie tikrai puikų startą padarė ir galbūt padėjo labiau išsigryninti, kas man labiausiai patinka, nes vėlgi tų sričių yra įvairiausių, tu gali mokyti labai daug ko, gali mokyti nuo vestuvių iki, nežinau, galbūt fotosesijos organizavimo, ten verslumo ir panašiai. Tai man labiausiai turbūt tas varikliukas buvo su studijiniu apšvietimu ir kažkaip labai, sakau, gerai įsivažiavo tie mokymai. Ir pasiūlė kolegiją atvykti, padėstyti, tai jau dabar 2 metai yra kaip dėstau. Ir smagu. Žinau, kad tu lygiai taip pat dėstai, tai labai smagu, kad, taip susitiko. Mes turim jau kažką duoti kitiems, jo. Bet grįžtant atgal, tai tavo tas studijavimas, tu jau dabar kaip ir mokytojauji, kaip dėstytojas esi, ane? O tai ta pradžia, ane, grįžtant prie jos, tu pradėjai nuo tos nuotraukas, grubiai tariant, dviratis, gėlytės ir tas kadras, ane? O tai gerai, kadrą padarai, bet kas tave įkvėpė toliau kurti, toliau tęsti visą šitą judėjimą, galima taip pasakyti, nes... Kas buvo tas varikliukas? Jo, tas užvedimas, ane? Užvedi mašiną, važiuoja, kartais nevažiuoja, būna, neužsiveda, žinai, galėjo tas kadras būti kaip užvedimas, bet nevažiuoja, bet pas tave nuvažiavo, tai kodėlgi? Dar važiuoja. Dar važiuoja, viskas gerai, kūrą tik pilam ir važiuoja. Ne, šiaip iš tiesų... Kai sulaukiu aš to palaikymo iš ten Facebook'o, aišku, tuo metu buvo man 10 metų, tai man atrodo dar nebuvo legalu Facebook'e būti, bet neskaitant viso to fakto, man atrodo, kad dar nebuvo legalu, bet neskaitant to fakto, man kažkaip labai faina, kad supanti aplinka labai palaikė, tie patys tėvai, šeima, sesuo, jie visi sakė, kad varyk, visai turi tą gyslelę. Aplinka irgi nepažįstami žmonės irgi labai palaikė, tai tas palaikymas žmonių galbūt ir skatino nesustoti. Aišku, ne visada, čia galbūt idealiausias tas scenarius yra, kad tu turi tą palaikymą ir tau viskas čia einasi gerai ir panašiai. Labai būna dažnas atvejis, kada nėra to palaikymo ir reikia tos motyvacijos savo ieškoti. Bet vėlgi kažkaip labai stengiuosi neužsisėdėti ant laurų. Viskas kaip ir sekėsi gerai, aš ten pirmą fotosesiją užsakomąją gavau gal po 1,5 metų. Ir tai su kuriozinė tokia istorija, kurią irgi galėsiu papasakoti. Bet, žodžiu, taip gavosi, kad pradėjau bandyti įvairiausias rytis, nes, ta bendra fotografija atrodo kaip ir fun, bet atrodo, kad ne mano galbūt tas varikliukas. Tai užtruko gal 5 metus, taip normaliai paieškoti viską išbandyti ir kai atradau tą savo sritį, jau supratau, kad nebegaliu sustoti ir noriu varyti toliau ir save tiesiog kažkokiu būdu vis iškelti kažkokius naujus tikslus, kad galėčiau išeiti iš tos komforto zonos. Okay. Nes pas mane tai kaip tik atvirkščiai viskas, nes palaikymas iš šeimos buvo, jie man suteikė galimybę, jie davė fotoaparatą, bet tie žmonės mokykloje, kurie fotografavo, tai aš jau pas juos pasimokinti. Tai jie pastoviai sakydavo, ne, tai čia tu blogai darai, tai čia blogas kadravimas, jie pastoviai buvo, aš mokiausi visiškai iš tos kritikos ir galvojau, taigi tu gali tiek suteikti, bet pats tu nedarai. Ir labai keista būna, kai žmogus nori tavęs išmokinti to, ko pats nedaro. Pavyzdžiui, ten aš nemokinčiau, kaip fotografuoti automobilius, nes, aš pats turėčiau tai išbandyti keletą kartų ir tik tada galbūt jau galėčiau sakyti. Taip pat ir apie daiktus. O šiaip yra galbūt kažkokia kritika, kurią, čia galbūt šiauru būtų, bet ar yra kažkokia skaudžiausia kritika, kurią tu dar dabar atsimeni ir jinai tave motyvuoja eiti pirmyn ir stengtis? Tai gal tai ir buvo skaudžiausia pirminė, nes kai tu, net nežinai, kuom skiriasi tuos raidelis ant suktuko fotoaparato, MP ir tau sako keisti režimus ir tu nesuvoki, kas tai tokio, kodėl tai svarbu, kodėl nesvarbu. Ir tai tas buvo gal, aš labiausiai tai atsimenu ir visada, tai yra toks, didžiausias mano kirvis, kuris buvo įsmigtas į mane ir dabar visą kitą kritiką priimu labai konstruktyviai, labai kaip ir ją žiūriu kaip į šališką pusę, nėra tokio, kad, pavyzdžiui, man pasakytų, tavo nuotraukos blogos ir aš išeinu verkti, jau tokių dalykų nėra, bet ir ten buvo toks labai geras momentas, kad visą tai prasidėjo, ta kritika. Ir tada bam, karantinas. Ir aš sėdžiu namuose
nieko, ta prasme, jokio bendravimo su tais žmonėmis. Ir kas yra, tai yra YouTube'as, yra keletą kalbų, kurias aš moku. Ir bam, tu tiesiog pradedi pramokti toje aplinkoje, kurioje esi. Tai gaunasi namuose, pradedi fotografuoti pats save, šeimos narius, keisti nustatymus, užsisakinėti objektyvus ten, jeigu iš santaupų kažkas ten pavyksta. Ir galiausiai priėjau prie tokios online fotografijos, ką buvo toks, irgi buvo toks keista ir nekeista, mačiau irgi pas kitus ir dėl to atkartojau. Nes vis tiek dviratį išradinėti labai sudėtinga šiais laikais, kai daug fotografų, tai pradėjau fotografuoti per Zoom'ą. Ta prasme, daryti screenshotus, galbūt irgi pati bandėjai tokį dalyką. Ne. Tai va, per karantiną, kai tik prasidėjo, 20-21 metais, tą dariau ir, pavyzdžiui, susiskambinu su tom pačiom draugėm, jo, ir darai screenshotus, ten bandai redaguoti tas nuotraukas, atradau kažkokią programėlę, kur ir screenshotus geresnės kokybės padaro. Ir vėliau galima, redaguoti. Tada atradau labai daug tinklalapių, gal nedaug, keletą tinklalapių, kur galima parsisiųsti ravus ir juos mokinausi redaguoti. Ten tos kaukės, leveliai, Photoshop'e pačiam ir Lightroom'e. Tai ir supratau, kad karantinas pasibaigė, arba buvo tas tarpas, kur nebuvo nieko, vasarą, man atrodo, buvo. Taip. Ir po to žiūriu ir galiu ir tą padaryti, ir šitą, ir pradėjau tiesiog varyt. Ir jau nežiūrėjau į blogus klientus, neblogus klientus, draugai, nedraugai, viską fotografavau, kol galiausiai, kaip tas neužsivedė iki galo tas variklis ir nevažiuoja iki dabar. Bet ta prasme, labai įspūdinga, kad tu tą, žinai, tokį sunkų, sudėtingą laikotarpį tinkamai išnaudojai. Tiesiog patobulėt kūrybiškai, nes daugelis susidarė, daugelį buvo ten tikrai depresijos, ypač kas freelancina tuo metu, iš viso galvojo, Dieve, tu mano, kaip čia ten tiesiog iš išmokos išgyventi ir panašiai. Tai aš tuo metu, kada buvo karantinas, bakalaurą gyniausi, tai irgi nebuvo pats geriausias laikotarpis. Bet šiaip norėjau dar tavęs paklausti, kada įvyko tos lūžis, kad tu supratai, kad tai yra tas rytis, kurioje tu nori tęsti savo veiklą ir kaip tu supratai, kad būtent fotografuoti modelius tavo patinka labiausiai. Nes vienas, tas pirmas dalykas, aš labai, man teko pasirinkti, žodžiu. Tai kai aš per karantiną pradėjau užsiminėti visais tais dalykais, tai tas karantinas prasidėjo, kai aš jau buvau 11-12 klasiai ir aš buvau ta pirma laida, kurioje per karantiną. Ir man teko pasirinkti, ar aš visgi fotografuoju gyvenime, ar aš imu tuos inžinerinius mokslus. Tai, kaip jau supratot, fizikos aš nebelaikiau, informacinių technologijų irgi. Tai netgi nuo dailės egzamino atsisakiau, nes nesutariau su... Jo, buvo toks momentas, kad jinai norėjo net atvažiuoti, kad padrasint mane, kad važiuok, tugi kažką žinai vis tiek, bet aš nenorėjau, ta prasme, 20 balų ar dar ten panašių skaičių. Ir gausi taip, kad viskas noriu. Ir aš supratau, kad mane tai veža tik iš to, kad aš bendraujant su žmonėmis, aš nematau laiko. Tipo, galėjo būti taip, kad aš padarau ten, vėliau padarau mažiau kadrų, bet aš ant tiek daug visko sužinojau, tiesiog bendraujant su žmonėmis, kokios būna problemos, kokie būna santykių reikalai, kokie, aš dažniausiai fotografuodavau merginas, tai buvo toks ir jiem toks išsikalbėjimo momentas, ir man toks, žinai, šiek tiek pasimokinimo elementas gal. Ir gavosi taip, kad aš supratau, kad būtent, kai aš fotografuoju, aš nejaučiu laiko ribų, man laikas bėga žiauriai greitai, ir aš supratau, kad tai yra receptas geriausio gyvenimo, jeigu tu nejauti laiko, kai dirbi, tai jeigu dar iš to gauni pinigų, tai manau čia tobula, ta prasme, tu grįžti namo, nepavargęs, o tik įsidrasinęs labiau dirbti, dar kišenį pastavė ten 100 kažkiek eurų ir tu gali ir maistą nusipirkti. Nežinau, ta prasme, už valandą. Nereiks savęs. Jo. Tūkstančiais dar neskaičiuojam, milijonus, tik gerai. Bet jo. Porą milijonų. Jo, porą milijonų būtų gerai. Ir va taip ir gavosi, kad tiesiog iš to įsirituliavo tas, kad tuo ir esu, bet teko pasirinkti. Tai buvo žiaurus žingsnis, nes
tikrai buvo, ta prasme, stabilus kelias, jeigu tą baigčiau, bet ir dar suprantu, kad kai aš jau baiginėdavau mokyklą, aš turėjau užsakymų, kai mano klasiokai dirbdavo ten kokio Dodo pizzui, Senukose, Maksimai, nežinau, bet kur kitur, kai yra tiesiog, kai reikia tau pajamų, o aš jau ir dirbau, ir veikiau tai, kas man patikdavo. Tai vat, o tavo koks buvo tas laikotarpis, kai tu baiginėjai mokyklą, nes kaip suprantu... Man labai, žinok, man antiek yra viskas irgi panašu, nes aš visą laiką turėdavau tą tokį pušinimą, atrodo, iš aplinkos, kad tu gal rinkis normalesnę profesiją, kad tu čia iš menų neišgyvensi ir panašiai. Nu, faktas, aš tą suprantu, nu, pas mumis yra tikrai labai nestabilus darbas, mes apskritai vieną mėnesį galim labai daug užsidirbti, kitą mėnesį visai galim neužsidirbti. Nu, žodžiu, toks visai kratinys, sakyčiau, streso, bet tiesiog jau, kai baiginėjau mokyklą, aš dėl viso pikto irgi nusprendžiau laikyti fizikos egzaminą, tai jį laikiau. Ir tarptų visų stojimų buvau įrašius ir keletą normalesnių dalykų, ta prasme, tai normalias tos profesijas, ne fotografija, ne menus, bet kažkaip gavosi, kad pirmo numerio aš įstojau ir tikrai nesigailiu, aš nuoširdžiai galiu ranką prie širdies pridėti, kad tie metai kolegijoje tai buvo vieni geriausių. Tu studijavai ten pat, kur dabar dirbi? Taip. Ta prasme, kursiokai tobulė, laikas tobulas, atrodo, nu, ta bendruomenė yra visiškai suburta, tu smagiai leidi laiką, o dar smagiausia, tu dirbi, tai, kas tau patinka, tau sekasi, viskas gerai išeina, dėstytojai faini, nu, ta prasme, viskas buvo antiek gerai sukritę, kad aš jaučiausi taip savoje vietoje ir svarbiausia, kad, nu, buvo irgi toks sudėtingesnis galbūt laikotarpis. Nes reikėjo išsikraustyti, aš esu iš Klaipėdos, tai man reikėjo pakeisti miestą į Vilnių, tai aš kadangi buvau tikrai gerai įsitvirtinus Klaipėdai, tai buvo irgi savotiškas šokas, kaip Vilniuje įsitvirtinti, nes rinka kur kas yra didesnė, bet viskas tikrai su laiku gausi gerai ir tikrai labai džiaugiuosi, iš tiesų nesigailiu, dar po studijų stojau į antrą bakalaurą. Ir buvau įstojus į reklamos vadybą, bet tiesiog nusprendžiau, kad nereikia. Tai dėl tų studijų, tai pas mane irgi viena istorija. Tai iš tikrųjų, aš kai nubaiginėdavau mokyklą, buvo karantinas ir aš neišlaikiau lietuvių valstybinio egzamino. Ir tą dieną, kai aš sužinojau savo balus, aš buvau VTTK, kur dabar Vilniaus kolegijos, tai stojamajam egzamine. Ir jau stojau, daryti stojamą tą egzaminą. Taip. Ir ten kažkas sako, o geras, tipo ten, 5 balų. Ir sako man, o pastakė, aš toks, žiūrėjau dar. Tipo, nors aš žiūrėjau jau iš ryto ir aš ėjau į tą egzaminą, žinojant, kad aš tenais jau neįstosiu. Ta prasme, mokama jo, bet kam mokėti, kur galima nemokėti. Toks požiūris mano. Jo, bet ir šiaip daugelis įsivaizduoja, kad stojant į fotografiją, kad tai yra labai lengva įstoti, bet stojamasis balas jisai yra labai aukštas, nes yra stojamasis egzaminas, tai šiaip bendras balas, man atrodo, į nemokamą vietą yra minimum kaip 9,8 kažkas tokio. Tai yra labai aukštas, ta prasme. Taip, tai mano stojamasis balas buvo labai aukštas, bet dėja, aš ten taip, aš galvojau, jeigu aš čia jau esu, darau viską ant makso, gal ten taisyklės pasikeis, mane vis tiek priims. Vis tiek viskas atsitiko taip, kaip turėjo. Taip, bet ten, galiu papasakoti, šiaip, ten buvo tokia užduotis, dangus. Ir reikėjo, žodžiu, kas nežino, kaip vyksta stojamieji, tai yra staliukas, yra kamera ir yra viena lempa. Ten baltas fonas. Daug rekvizitų. Jo, daug rekvizito, jūs tai, aišku, žinote, geriau dėstyti. Aš irgi lygiai taip pat laikiau šitą egzaminą. Taip, bet, ir ten buvo dangus tema ir aš pamačiau tokius stiklinius kamuoliukus, kur Maximus seniau galima buvo laimėti, Looney Tunes, ar kaip jie. Pupanautai? Ne, tokie stikliniai buvo apskritimai. Tai žodžiu, aš iš jų sudėliau tokią planetų kompoziciją ir keičiau, ta prasme, kompozicija buvo viena, bet keičiau šviesą ir tada tuos šešėlius fotografuodavau.
Tai galbūt tas labai patiko, plus tas mano aprašymas kažką ten prirašiau, tai aš gavau 9,9, man atrodo, buvo. Ta prasme, virš 9,5 tikrai. Bet šiaip labai reikia įsiskaityti, ko prašo, kokie reikalavimai ir kas yra vertinama. Nes ten ne tik, kad kompozicija vertinama ir šviesos panaudojimas, kuo daugiau ten šešėlių, kuo skirtingi apšvietimai, to yra super. Taip, gerai, taip. Dar tą aprašą reikia parašyti. Tai... Bet, žodžiu, ant makso save daviau, atsidaviausi. Ir ką tada? Iš tikrųjų, aš galvoju, tai viskas. Aš vaikinas, neturintis darbo, neturintis mokslo, po mokyklos kas manęs laukia? Tai šaukimas greičiausiai ir pašauks į kariuomenę. Tai ir buvo toks tada gerai, mūgė Pierą, kitais metais perlaikau lietuvių. Pašaukė kariuomenę, einu į kariuomenę, tai einu ten į Maximą Norfą, ko šiaip pats nenorėjau. Ir tada man mama sako tokia, taigi yra dar profkės. Ten nežiūri į tavo egzaminus, tu gali įstoti tenais ir pasimokinti. Ir aš pasiskaičiau ir radau vieną Baltupiuose profesinę mokyklą ir pagalvojau, kad gal jo, gal ne, gal jo, nežinau. Ir buvo taip, kad irgi ten Lama BPO, visi tie reikalai. Ir pas juos stojimai baigėsi rytoj, o aš šiandien darau paraišką. Ir aš toks, gerai, tai pabandom. O ko reikėjo? Ar buvo kažkokie reikalavimai? Ne, būtent, kad tenais nieko nereikėjo ir man buvo labai keista, kad taip labai paprasta galima įstoti ir nieks nestojo. Ir žodžiu, įstojau tenais ir mano gyvenimas tiesiog apsivertė aukštinkojom. Aš supratau, kad kiek aš daug nežinojau, kiek mano YouTube'inės žinios buvo prastos ir neapjungtos. Tai realiai baigęs profesinę mokyklą, su mano tos žinios iš YouTube'o, jos susijungė į vieną vientis. Vientisą tą kamuolį žinių, nes gavosi, kad, pavyzdžiui, ten žinai vieną dalyką, žinai kitą, bet profesinė mokykla sutikė tiltą tarp jų ir tada tu gali juos apjungti ir kažkaip apkurti kitaip. Ir fainiausia, kad tenais, kaip ir kolegijose greičiausiai, tenais dėsto tie mokytojai, kurie ir dirba tą pačią fotografiją. Kur būna, kad tu, pavyzdžiui, tos pamokos studijos jos vyksta vienu laiku, kitą kartą perkelia, nes, pavyzdžiui, ten vienas mokytojas važiuoja lėktuvus fotografuoti, nes toks buvo atvejas. Ten man reikia šitą padaryti. Ir tu toks, mane mokina tokie žmonės, kurie gali tiek daug. Pas mus lygiai tas pats. Net kolegė šiaip labai stengiasi atranką nuolat daryti dėstytojų, kad tie dėstytojai būtų aktyvūs, kažko pasižymėję, žinai, ir ten, nežinau, parodas galbūt kažkokias darytų, bet tas yra labai smagu, nes, tu turi tokį kaip autoritetą, gyvą autoritetą, kur tu gali visą laiką klausti, toks kaip mentorius, kad tiesiog tave padrasintų, galbūt padėtų, jeigu labai bus prastai, arba kaip tik galbūt šiek tiek kritikos duotų, kad tiesiog paslysti ir net nežinai, ką toliau daryti. Taip. Ir reikia tokių žmonių gyvenime apskritai, mes galim juos susigalvoti, mes galim juos atrasti Instagram'e, bet jeigu yra vietos Lietuvoje, Vilniuje apskritai, bet kur galima gyvai tą žmogų sutikti ir aišku, yra ten daug dėstytojų, daug mokytojų, kiekvienas studentas, mokinys pasirinka savo vieną, tą vienintelį, kuris labiausiai jį žavi ir jis bando ir atkartoti jo technikas, sužiūrėti taip pat šviesas, kurti panašiai, kas galiausiai priveda, kad jis arba patampa juo, arba peršoka jį ir tada ieško kitų autoritetų. Ir taip ir einasi tas kalnelis visas laipteliais, turiu omeny. Ir ką dar norėjau pasakyti, to biškį primiršau. Aš ir turiu tą klausimą. Gerai. Tai mes, kadangi aptariam visą tavo, tą profesinį tokį kelią, tą visą pradžią, čia būtų įdomu sužinoti, koks yra tavo didžiausias galbūt pasiekimas šiuo momentu. Ar ką tu tiksliai laikai tą pasiekimą ir ar įvyko kažkoks toks dalykas, kur didžiavaisi savim, kad tu pagaliau tai padarėjai? Nežinau. Negaliu. Ne, aš esu aš daug, prasme, Nesikūklin. Kai tu sakei apie kritiką, tai kas labiausiai mane kritikuoja, nes pats save. Jeigu aš kažką padarau gerai, tai aš visada galvoje savo sakau, kad tu galėjai geriau. Ta prasme. Ir čia nėra blogai, mano atveju, aš labai tai priimu ramiai, ta prasme. Nėra tokio dalyko, kad
jeigu aš padarau kažką negerai pats savo, o kitiems visiems labai patinka, tai aš save už tai nebaudžiu, ta prasme, nėra kažkokios ten bausmės, kad tu va čia galėjai geriau, kodėl nepadarėjai geriau, kodėl nepasiruošiai. Visi mes esam šiek tiek tinginiai ir dėl to kažko galbūt iki galo nepadarom, bet jo, grįžtant prie tavo klausimo, tai netgi pagalvojus, nežinau, galimai faina buvo, fainiausia, kad dabar į galvą ateina, kas dabar į galvą ateina, tai buvo toks renginukas, kuris tęsiasi iki dabar ir pirmam renginį, Meno kioskas, jis taip vadinas, ir ten jaunimas subūrė savo, nežinau, savo kaip ir tokį būrelį, ane, ir jie pradėjo kurti kažką jaunimui taip pat ir kūrė per meną, žodžiu, per kūrybą. Ir jie sukūrė savo parodą su koncertu, jie išnuomavo loftą ir tenais darė 2 dienų renginį, kuriame galėjo eksponuotis jaunieji menininkai, jaunosios grupės galėjo dainuoti, deklamuoti eilėraščius, buvo ir teatro šiek tiek. Ir žodžiu, gavosi taip, kad mane ten pakvietė atidaryti savo parodėlę. Tai aš gavau visai didelę sieną, kur eksponavau savo 16 gal darbų. Arba 12, neatsimenu dabar, bet nesmė. Ir vat kas buvo fainiausia, kad tuo metu man, kai aš kabinau tą parodą, aš atsimenu tą momentą, kai man padeda draugai kabinti, aš stoviu iš šonų, taip, matau tas nuotraukas ir galvoju, šiaip yra ką parodyti, nes nėra taip, kad čia kažkas blogai, tu taip žiūri į tas nuotraukas ir, ir kiekviena ta nuotrauka turi istoriją, jinai fainiai atrodo ir žmonės ten tie faini. O tiksliai kokios ten buvo? Portretai. Ten buvo portretai. O buvo kažkokia nustatyta tavo tema, ar tu tiesiog laisvą formą išsirinkai portretus, kurie... Aš išsirinkau savo geriausius žvilgsnius, galima taip pasakyti. Tai buvo, nes aš dariau 50x70 cm formatą ir norėjau, kad žmogus prieės kažką perskaitytų iš akių. Ir, tai sukūriau tas, nežinau, pavadinimo atrodo neturėjau, aš šiaip nelabai galvoju apie pavadinimą visada, labiau man turinys svarbiausia, o pavadinimai, man atrodo, jie gali kalbėti apie labai daugą, ta prasme, ten akis ir tu tas akis visur gali prikišti, ta prasme, kiek tu... Paroda be pavadinimo. Jo, paroda, kaip ir mūsų podcastas. Gerai. Šitas kodas, bet nieko, turėsime kažką pavadinimą. Jo, gal kažkada. Tai va, ir užbaigiant šitą dalyką, vėl dar vienas dalykas yra gal. Tai šiaip turiu už ką save pagirti pasirodyti. Pagaliau. Jo, bet gal prieikim prie tavęs. Pabaig, gerai. Šitas momentas man buvo toks dabar, kai reikėjo pagalvoti, bet kas, iš tikrųjų dabar prisiminiau tą džiaugsmą, tai visai netyčia teko fotografuoti prezidentūrai. Man mokytoja, kuri jau patapo mano kolega, čia grįžtant prie to, kad kur tu studijavai, tu dabar dirbi, ten pat mane pakvietė. Ta prasme, kur aš studijavau, ten mane pakvietė dirbti. Tai tu esi dėstytojas, aš esu mokytojas, tai tas labai fainai. Nes tiesiog taip pat irgi fizika. Jo, tu iš tau pavyko, man nepavyko. Tu Klaipėdoj ten arčiau, pas mus Vilniuje viskas toliau. Aš dėl kamščių tiesiog nevažiavau. Iš ryto norėjau išsimiegoti. Bet tai mano kolega perdavė man užsakymų pafotografuoti prezidentūrai. Tai perinant visas tas patikras ir visą kitą, tai ten neįdomu. Įdomiausia buvo, kad prezidentas turi savo fotografą. Jis turi komunikacijos skyrių, kur yra fotografas, videografas, žurnalistas ir taip toliau. Ir aš ten renginį tą fotografuoju. Ir po keletą dienų, kai jau išsiunčiau nuotraukas, viskas, man skambina numeris, sako, aš prezidento fotografas. Man labai fainai patiko, kaip tu ten dirbai, gal norėtum save išbandyti šitoj sferui toliau. Ta prasme, dirbti kaip fotožurnalistu. Ir aš tokiom akim galvoju, aš dar tada gulėjau su temperatūra, man buvo korona, plus ten dar kažkas, aš taip apsirgau, man skambina numeris, gal čia sapnas kažkoks. Ir jis sako, taip, ne tai, kad vardas, žinai, bet jis sako, aš prezidento fotografas, aš galvoju, tai aš iki dabar jo numerį taip užsivadinęs palikau. Prezidento fotografas, ne Robertas, bet prezidento fotografas, nes jis taip užsivadino. Tai gal šitas pasiekimas buvo, kad
Nu, žinai, jeigu lipant politikos laiptais, tai aš aukščiausiai jau buvau tarp fotografų, nes kur tu gali dirbti? Tu gali dirbti su žmonėmis. Pirmas lomas, antras ten žiniasklaida, aukščiausiai yra prezidentūra. Jo, tu jau kaip beveik karalių fotografas. O tai gerai, kaip gausi, kaip išsprendė, ar tu vykai, ar fotografavai daugiau, ar... Jo, tiesiog, aš sakau, aš pasveiksiu, susitiksim. Ir aš tada pasveikau, mes susitikom ir jis paaiškino, kad galima dirbti žiniasklaidoj, kartais jį pavaduoti, kas buvo, apskritai nerealu, nes tu esi pagrindinis fotografas ir tu turi antiek didelę atsakomybę, darbe, nes yra, pavyzdžiui, buvo fotografavimas, elektros atjungimas nuo Baltarusijos, šitas reikalas, žodžiu. Ir jis tada negalėjo, susirgo jo vaikas. Sako, Dimo, gal tu gali atvažiuoti prieš dieną? Ir aš toks, gerai, renginukas, aš nežiūrėjau tų žinių, aš nežinau, kas ten vyks. Ir kai aš supratau, kas ten vyks. Čia istorinis įvykis. Jo, čia istorinis įvykis ir man sako daryti nuotraukas. Jo, ir čia, tiesiog. Ir tu ateini su tą mintim, kad tu darai labai atsakingą darbą. Ir tave vieną iš visų žiniasklaidos fotografų pasiema už rankos ir sako, tu dabar turi fotografuoti, kai prezidentas pasitinka kitus prezidentus. Aš tenais buvau vienas. Tai buvo, žinai, toks, kai ne taip šiaip fotkinė, tu buvo taip, atsistojau, užsilygė ir taip, tik dabar neprašau su fokusu. Toks galvoju, kodėl pas man čia neskaitmena dabar, man reikia daugiau fokusų taškų, gal man 3 fotikus, žinai, taip fotografuoti. Žodžiu, buvo žiauriai baisu, ir kažką padariau, bet tas, žinai, pirmas jausmas, ten važiuoja delegacija, daug žmonių, prezidentas šalia mane stovi, kur apsauga šiaip tokių žmonės iš karto stumia, aš stoviu, pėtis į pėtį, toks hello, sakau jam, žinai, bet aš įsivaizduoju, kiek daug streso, nes, aš realiai vestuvės fotografuoju, tai irgi tas stresas būna, kad pagaut tą bučinį, ten visą kitą, ten to žiedus ir taip toliau. Bet čia prezidentą, kur tu supranti, kad tu neatkartosi, nebesakysi, žinai, jauniesiam, tai dar kartą pasiskaičiuokit. Tai čia nebus taip prezidentui, tai dar padaryk. Tugi santokos, tu santokų rūmus ten kiek 50 minučių viskas vyksta, tu sakai, tai biški dabar dar vieną kartą. Užtvirtinimą. Tikrai ten white balance nepataikė, ko nenori taisyti, dar kažką, ekspozicija bloga, padarai ten dar kartą. O čia, tu niekam nepasakyti, apskritai negali ištart žodžio. Šiaip kitas dalykas, fotožurnalistikoje apskritai tu turi ne tik, kad techniškai žiauriai gerai padaryti, bet ir labai greitai dirbti, nes tau reikia vos ne iš karto tas nuotraukas pateikti, tai tu negali, žinai, postprodukcijų, čia sutvarkysiu, kam čia. Taip. Tai realiai dažnai būna, kad tiesiog JPEGais fotografuoja, kad tiesiai siųsti tas nuotraukas. Ir kalbant apie tą renginį, paskutinis mano įdomiausias pasiekimas, kur tas visas pasirašinėjimas ir taip vadinama handshake'ais, kai jie žodžiu, visi prezidentai kartu padarė, ten buvo Lietuvos, Lenkijos, Estijos ir Latvijos prezidentai ir Europos parlamento, pamiršau dabar vardą, bet neesmė. Ir jie visi darė tą handshake'ą bendrą ir tipo žmonės žiniasklaidoje stovi už tokių jie stovi už tokių vartelių, kur gali fotografuoti, o aš galėjau vaikščioti, kur noriu. Ta prasme, apsaugavo tokia stovi, ten žmonės, tipo, tokie, jie, mano koža dabar parodo jų tą stiprumą. Ir aš toks, galiu praeiti, jis toks, nieko neatsako, tu tiesiog gali praeiti, jeigu negalėtum tave užmesti tiesiog iš tenais. Tai tai aš manau, mano pasiekimas yra tas, kad buvau, žinai, vieni fotografai, aš jau užėjau už tos ribos. Tai gal tas. Kitos sluoksnio čia. Jo. Bet čia netgi jau nekalbant apie tai, kad aš ten mėgstu jautrius portretus, kad man ten vestuvės patinka fotografuoti. Čia jau yra apie tai, kad, tu tiesiog turi būti galbūt drąsesnis, galbūt, taip, žinai, gal net ir uždarytom akim žengti į priekį, bet vis tiek žengti tą žingsnį. Bet ir šiaip labai atsakomybė kokia didelė, kad tikrai padaryt tą gerą kadrą, kad jisai tikrai būtų... Ir ten visiškai nėra tokio, kad aš padarysiu vėl, atsiprašau, ten nieks to nežiūrės. Taip. Tu padarai blogai, tave išmeta ir tave pamiršta, daugiau tavęs niekur nebus ir viskas. Tavo, kokie pasiekimai? Aš tiek jau daug kalbu apie save, nors šiaip turėčiau nekalbėti kaip fotografas. Bet man įdomu ir tu.
Gal galėtum pasakyti to savo, galbūt, kai aš pradėjau kalbėti, gal savo sugalvojai netyčia. Šiaip, aš dabar, klausant tavęs, labai randu daug panašumų su savim, nes aš šiaip galėčiau net pasakyti, kad išsigryninus, man atrodo, kiekvienam fotografui labai didelis įvykis būna, kada tu tos nuotraukas matai ne tik tai skaitmenoj, bet yra atspausdintas. Taip. Tai pirmas ten viršelis, ta pati paroda, čia tikrai yra dideliai įvykiai, tai turbūt pirma paroda apskritai man buvo toks didelis žingsnis, nes aš ir dariau į renginį. Ir buvo pristatymas parodos, nemažai žmonių ir atėjo, ir pasveikino, ir visa kita. Ir man čia buvo toks, kaip, nežinau, naujo kažkokio gyvenimo etapo įamžinimas. Po to staigiai tais pačiais metais sekė antra paroda, kurią irgi tiesiog pasiūlė padaryti. Tai buvo būtent mada tautiškai, kadangi aš madą pradėjau fotografuoti tuo metu ir kažkaip buvo 100-metis, man atrodo, nepriklausomybės. Ir sako, padaryk kažką, kas yra susijęs su tautiškumu ir lietuvybė ir visa kita. Tai sukūriau tokią parodą, kur tautinis kostiumas, bet dėvi modeliai ir taip kažkaip gražiai viskas atrodo. Išlaikytas ir tas natūralumas, tas lietuviškumas. Tai ta paroda irgi labai kažkaip išsprogo stipriai. Buvau net gavusi apdovanojimą už tai, kad ten skatinu lietuvybę ir panašiai. Tai irgi buvo labai... Žiauriai gerai. Buvo tokia irgi nuostaba. O šiaip, sakau, kas yra atspausdinta, tau atrodo jau labai didelis tas pasiekimas, tai ir tas pats pirmasis viršelis irgi daug ką labai davė ir buvo labai smagu matyti. Tai. Geras, nes šiaip aš viršelį pats neturėjęs, bet ir kažkaip neėjau į tą vieną kryptį, nes dabar, kai kalbame, suprantu, kad tu labiau buvai jau sukoncentruota į tą madą, žmonės ir kažkaip, ir sekėsi tasai. Kaip čia pasakius, aš tiesiog išbandžiau visas rytis. Tai realiai tie 5 metai, nuo 10 iki 15 metų aš labai stengiuosi atrasti, tai tie patys renginiai mokyklose. Irgi teko juos fotografuoti, portretai, asmeninės fotosesijos ir visa kita. Ir taip gausi, kad man kažkaip atrodo, kad čia labai faina yra ta mada, nes vis tiek tas komandinis darbas atrodo tikrai ir didelė atsakomybė, bet to pačiu ir faina, kad tu suburi komandą dėl bendro tikslo. Ir tas bendras tikslas, žinai, galbūt yra tavo kažkoks vizualas, kurį tu galvoji mintyse ir visą tai įgyvendini. Tai realiai 15 metų aš vasarai buvau susitaupus pinigus išsinuomoti studiją Klaipėdoje. Mėnesį laikui? Jo, mėnesį. O kokia kaina buvo tuo metu tą studiją, gal atsimeni? Apie 300-400 eurų, man atrodo, jau eurai buvo, ar nebuvo? Kelinti metai? 15. Tai kaip tik įvedė. Tai man tuo metu tai buvo šiaip... Pigiau. Ne, ta prasme... Būtų 900 litų. Bet esė, kad man tuo metu atrodo žiauriai dideli pinigai, aš atsimenu... Tai 15 metų. Jo. Tau buvo 15 metų, tai išsinuomavai savo studiją už mėnesį, savo... kad galėčiau... Čia vasarą? Taip, vasarą. Nepraleidai mokyklą. Ne. Aš atsimenu, kad tuo metu buvo Liepos mėnuo ir sakau, kad, aš išsinuomavau tą studiją, net jau prieš tai apžiūrėti tos studijos su tėčiu, kad tėtis, pasižiūrėtų, ar tikrai čia verta investuoti ir panašiai. Aišku, skamba tai žiauriai juokinga, bet man tai buvo didelis žingsnis, nes, vis tiek tu galvoji, aš dariau visą tą Liepos mėnesį, realiai fotosesijas už dyką, ten, nežinau, gal 15 eurų buvo, už studiją iš viso neėmiau, ten belekiek tų nuotraukų atiduodavau klientam, bet man tai buvo labai gera praktika, kas liečia būtent ir studijinę apšvietimą ir šiaip, kas yra ta mada. Tai ir padariau keletą savo tų kūrybinių tokių projektų, kuris tiesa, vienas iš projektų buvo net Vogue publikuotas, tai buvo irgi labai faina. Pačiam? Vogue Italija internetiniam puslapį. Tai man buvo čia pirma fotosesija studija ir toks kovo. Jei 15 metų tuo metu buvo. Dabar žinai, atrodo sustojęs laikas yra. Tai jo, ir tada taip gaus, kad mes ir su Simona Naine irgi padarėm projektą, tai tuo pačiu metu, kada aš turėjau tą studiją. Ir tada kažkaip buvo tas klikas, kad
lemba. Man mada patinka, viskas, važiuojam toliau. Tai, vat. Išeinant iš to, norėčiau paklausyti tavęs, o tai kaipgi dabar atrodo tavo tas kūrybinis procesas? Ar tu gauni klientą ir spontaniškai eini jį fotografuoti, ar tai būna kažkoks pasiruošimas, postprodukcija, gali irgi šiek tiek papasakoti. Nu, kaip viskas taip atrodo? Galėtum gal? Man įdomu labai. Gerai. Nes vogėgi esi. Gerai. Tai labai įvairiai šiaip, labai priklauso, ar tai yra klientas, ar tai yra mano kūrybinis projektas, nes kas liečia mano kūrybinius projektus, tai aš juos labai mėgstu kiek įmanoma dažniau daryti. Daugelis kažkaip galvoja, kad čia apskritai, kam čia reikia daryti tuos kūrybinius projektus, jeigu tu ir taip turi portfolio, bet reikia. Kūrybiniai projektai biškelį tave sustabdo, atgaivina ir tu vėl prisimeni, kas yra ta meilė fotografijai. Taip. Tai grįžtam prie tavo klausimo. Jeigu tai yra klientas, tai visų pirma labai stengiuosi išsiaiškinti, kokie yra kliento lūkesčiai, ko jie tikisi, ar jie turi kažko specifinio, ko jie norėtų, galbūt yra kažkas, kas jiems labai patiko. Taip. Tai tada bandau viską suorganizuoti, bet stengiuosi viską iš anksto, nes vis tiek klientas nori viską pastvirtinti iš anksto ir visą kitą. Okay. Su kūrybiniais projektais, tai tas įkvėpimas, pavyzdžiui, ateina visiškai atsitiktinai, kartais tiesiog būnant lokacijoje atrodo, kad wow, noriu čia nufotografuoti. Tai tikrai yra buvę, kada vos nesekančią dieną viską suorganizuoji ir padarai. Bet šiaip, dabar pastaruoju metu, sakyčiau, viskas labai yra suorganizuota, iki detalių apgalvota, net moodboardas sudėliotas, kad visai kūrybiniai komandai būtų viskas labai aišku ir iškomunikuota, bet leidžiu savo nukrypti nuo moodboardo, jeigu matau, kad eigoje viskas labai fainai gaunasi, norisi gal kažkokio dar papildomo kabliuko. Taip. Tai va, o kaip tau? Ok, geras, labai šiaip. Ar tu darai apskritai kūrybinius projektus? Šiuo metu čia toks mano toks kabliukas, kuris yra kažkur nukrytęs. Reikia pasimti. Taip, yra toks momentas, kad dabar tiesiog kažkaip labai daug dirbu visokiausių dalykų, kaip sakau, fotožurnalistikoje, tai joje apsistojau, kur daug darbo, kur irgi galima kurti kūrybą, bet kažkaip gavosi taip, kad tiesiog viskas, kas nufotografuota, guli, neviešinama, toks laiko trūkumas pačiam savo atrodo ir dėl to viskas sustoja. Bet kalbant, jeigu apie tuos visus pasiruošimas ir kitką, tai kai klientas yra pas mane, tai mes labai daug pasiruošimo duodam ne tik prieš fotosesiją, bet ir pačioje fotosesijoje. Jeigu tas žmogus man yra nepažįstamas, tai aš stengiuosi labai daug kalbėtis, labai daug bendrauti, kad pilnai klientas atsipalaiduotų prie manęs, kad jis būtų visiškai man pasiekiamas ir pataptų tokių molių, kurį galėčiau lipdyti jau kaip aš pats noriu. Žinai, kai paimi plastiliną į ranką, tai jis iš karto toks kietas, o jeigu pamištini, sušildini, tai jis tada jau gali, rutuliuotis į bet ką, kad tik norėtum. Tai ir aš stengiuosi būtent taip elgtis ir būna kartais fotosesijų, kur tiesiog tu beveik nedarai nuotraukų, tik kalbiesi, nes, žmogui tai yra viskas tai yra kaip terapija. Ne visada, bet būna tokiu atveju, kai klientų yra tas dalykas kaip terapija. Ir dėl to būna kartais tas, man svarbiausia yra ryšys tarp žmonių, aš jį susikuriu, o visą kitą, kaip darau, tai jau ieškau iš pačio kliento. Tai pavyzdžiui, mes susikūrėm ryšį per fotosesiją, o prieš tai ką darau, tai išrenku studiją, pasirenku, jeigu reikia make-upą, moodboardus pasidarau, jeigu žmogui labai sunku apsispręsti dėl to, ką jis nori sukurti. Na ir tokių panašių procesų kaip ir tu veikiu. O kas liečia kūrybą, tai sakau, jinai šiek tiek apsistojus, bet seniau, kaip aš darydavau, tai irgi viską tu sumali į vieną, ta prasme, aš grubiai tariant viską dedu ant stalo. Jo, ir tada išdėlioju, taip, šitą galiu paimti, aha, čia sulipdysiu, čia padarysiu. Ir tada viskas, aišku, iš inspiracijų ateina, iš kažkokių kitų fotografų, bet noriu perteikti savaip arba padaryti geriau. Kas mane labiausiai tas, kad, pavyzdžiui, yra kažkoks fotografas, daro ten fotosesiją. Ką aš dariau? Paskutinis man tai buvo laukuose 3 merginų fotosesija. Aš mačiau labai daug, kur muilas tas vaizdas, bet tas muilas ant tiek muilinas, kad tu nesupranti, ar tai žmogus, ar medis koks nors, nežinau, susilieja labai su žole. Ir aš norėjau sukurti taip, kad visą tą atmosferą galėčiau labiau perteikti ir kad
pačios tos merginos, žmonės jos liktų, tos, kurios jos yra, kad asmenybė liktų nuotraukose. Nu ir atrodo, tas pavyko. Tai jo, tai per kūrybinės fotosesijas aš viską kontroliuoju, aš neleidžiu per daug išsidirbinėti, nueiti nuo minties, kad žmogus būtų sukoncentravęs kaip aktorius scenoje, taip ir mano modelis. O jeigu mes dirbame su klientu, tai tenais viskas chill, jis nori šokti, jis šoka, jis nori juodam fone, baltam fone, prašom. O pavyzdžiui, jeigu ar ne kūrybinė fotosesija, nes, aš dabar tave įvardinčiau toks kaip fotografas per brūkšnelį psichologas. Bet gerai, jeigu kūrybinė fotosesija, ar irgi bandai kažkaip atpalaiduoti tą modelį psichologiškai, galbūt jį kažkaip paveikti, kad jisai įsijaustų į tą būtent nuotaiką? Geras klausimas. Vat per tą fotosesiją praeitą, paskutinę, tai ką aš dariau, viską labai detaliai aprašiau tam žmogui, nusiunčiau žinutę. Ir geriausiu atveju, ką dabar jau daryčiau, ką supratau, tai dar prieš susitikti visiems ir pasikalbėti, apsitarti. Ne apie gyvenimą, o būtent apie tai, kad mes visi pradėtume gyventi tą idėją. Nu, ta prasme, ant tiek iškomunikuoti tą savo idėją, kad jie taip pat norėtų jos, taip pat norėtų taip sukurti tą dalyką. Ir galiausiai atsitinka taip, kad mes visi esame ant vienos bangos. Ir jau per fotosesiją labai nesudėtinga yra viską kurti. Nes, pavyzdžiui, jeigu ateina kažkoks random žmogus, kuris nesupranta, ką mes čia darom, tai jam gali atrodyti, kad gražios merginos laukuosi, ne? Bet jeigu tu esi jau toj srity, tai tu turi įsivaizdavimą. Aš fotografas, stoviu tai demonstruoju. Jos turi irgi kiekvieną savo rolę. Viena yra šiek tiek silpnesnė, kita švelnesnė, kita kaip tik viską prilaikanti mergina. Nu, kaip ir būna gyvenimuose, kaip yra skirtingos, taip ir atsivaizduoja. Tai jie turi savo rolę, jie tą vaidina. Tai va, tą vaidybinę dalį mes apsiplanuojam tekstuku, kurie gali pasiskaityti keletą kartų, ir susibūrimų, pasibendravimų. Ką daryčiau jau, to nebuvo per tą fotosesiją. Šiaip labai įdomu, kad tu net visą tai aprašėjai. Ir tiesą pasakius, aš mačiau tavo darbus ir sprendžiau, kokias nuotraukas atrinkti, kurios man labiausiai patinka, nes mes susitarėm, kad atrinksim 3 labiausiai patinkančius kadrus vienas kito. Taip. Ir aš mačiau šitas nuotraukas laukuose, aš jas irgi galvojau, bet aš pasirinkau kitą nuotrauką laukuose. Nagi. Tai aš galiu dabar parodyti. Man labai įdomu, ką tu atsirinkai. Tai aš dabar rodau ties laukais, tai irgi mergina. Taip. Man šiaip labai visą tą seriją, tų 3 nuotraukų, visur yra moteris, visur yra portretai arba toks bendras tas vaizdas. Bet šiaip man, kas liečia šitą nuotrauką, man jinai labai tokia svajinga, žiauriai. Atrodo, kad, nežinau, kaip iš kokio filmo posteris kažkoks yra. Labai patinka koloritas. Šiaip ta žaluma, jinai tokia graži, nėra, kad ten neoninė kažkokia spalva. Ir labai taip svajingai atrodo, tai vat, galbūt galėtum daugiau papasakoti apie šitą visą procesą. Čia fotosesija buvo komercinė. Moteris, jinai buvo su vaiku, norėjo bendrų nuotraukų kažkur. Aš pamačiau jos šypseną ir supratau, kad mes eisime į laukus, nes labai švelni moteris. Ir jau per fotosesiją supratau, kad jinai yra gydytoja, kuri pastovi yra rėmuose, kur pacientas aprašas. Ir aš pasakiau, tai padėkim dabar vaiką, žinai, jis ten pradėjo žaisti žaisliukais. Ir sakau, tai varyk, pabėgiok. Sako, kodėl, ta prasme, aš, nemėgstu, nežinau, nesuprantu. Sakau, eik į laukus, eik ten, pažiūrėk ten gėlytę, surask bitutės, kažką pabandyk pasiieškoti. O aš stojau vienoje vietoje ir tiesiog kalbėjau su ją. Jinai buvo toli ir aš kalbėjau su ją. Aš sakiau, kaip tau kojam, nešalta, nes jinai buvo basa, atrodo. Iš psichologinės. Jo, visiškai. Jinai vėliau atėjo prie manęs ir sako, jinai tiesiog nesuprato, kas atsitiko. Bet tas nuotraukos, net čia aišku šviesa, koloritas, tas sužaidė labai. Tas golden hour. Taip, bet bet aš jas sukėliau į Instagramą tik dėl to, nes aš atsimenu, kaip jos buvo kūriamas ir kaip tas žmogus atsipalaidavo. Ir kas fainiausia, kad, ne fainiausia gal iš pinigų prasmės, bet jinai nebenorėjo daugiau fotografuotis, nes sakė, aš pajaučiau geriausią save, aš pamačiau geriausią save atrodančią. Ir, nežinau, kada dar susitiksim, man labai patiko, bet daugiau nežinau. Toks buvo, žinai, kur galima buvo toliau tęsti, daugiau fotografuotis, bet jinai suprato, kad čia buvo jie kažkas wow.
ir daugiau nežinau, ar tokios patirties įmanoma gauti. Nu, žodžiu, va taip buvo. Geriau už tą. Jo, taip įdomiai. Na, o... Palauk, dar turiu. Gerai, tai aš pasitengsiu tada trumpiau galbūt. Viskas gerai. Šiaip rinkausi tokius kadrus, kurie būtų truputėlį galbūt kitokie rakursai, nei yra įprasta matyti. Galbūt ten technika yra labai įdomi, tai vienas iš kadrų yra dar šitas. Tai aš čia, kaip supratau, tu su projektorium darai. Taip. Šiaip labai fainai atrodo, man ir šita šviesa labai gražiai yra, kad, jinai matosi ir to pačiu čia atrodo, lyg išraižyta, lyg kažkoks makiažas būtų daromas, bet mačiau aš tą visą seriją nuotraukų, tai tikrai labai įspūdingai atrodo, nes vis skirtingi tie vizualai atrodo ant veido, tai kaip gimė šitą idėją? Tai, šičia yra tas momentas, kur vėlgi, aš mačiau nuotraukas su projektorium, tada buvo tas populiaru, mačiau kažkokį japoniško stiliaus, kur simbolius, tos japoniškus simbolius bandė atvaizduoti ant žmonių, ten ant tokių skrybelių, ant kažko, žodžiu, nesvarbu. Ir aš pabandžiau atkartoti tai savaip, irgi pasiėmęs merginas ir norėjau sukurti geriau šiek tiek. Tai ką aš geriau padariau galbūt, tai kad aš palikau vietos veidui, nes aš ten visada, kur žiūrėjau pavyzdžius, visur buvo, jeigu projekcija, tai projekcija ant viso veido, veidas nėra apšviestas atskirai. Tai aš ką padariau, tai apšviečiau dar veidą, nes man labai svarbi to žmogaus asmenybė, nes aš ne lėles fotografuoju, tikrų žmonės, dėl to man tas buvo labai labai jautru ir svarbu. Na ir padariau šitą ir viskas vėliau vyko eksperimentų būdu. Aš pridėjau projektorių, pažiūrėjau, kaip jis veikia, tada pridėjau šviesą, žiūrėjau iš techninių pusių, ką čia geriau sutvarkyti, pridėjau kontražūrinę šviesą, kuri suteikė šiek tiek gylio tai nuotraukai. Nu, vėliau suteikiau dėmesį jau klientui, modeliui. O pačią tą projekciją, kurią rodė per projektorių, tai tu tiesiog pasirinkai kažkokią nuotrauką? Jo, čia žaibas buvo. Tiesiog iš Google Images, nežinau. Aš parašiau žaibas ir ką davė, tą ir pabandžiau. Jo. Bet aišku, čia buvo dar ir daug komandos, nes aš vienas fotografuoti ir laikyti projektorių negalėjau. Tai... Šiaip visai įdomiai, kaip su to akim yra. Tiesiai akį. Jinai labai pyko iš tikrųjų vėliau, nes jai buvo lęšis tiesiai akį ir labai spygino. Bet aš labai dėkoju Monikai, kad jinai išlaikė tą visą įtampą, nes, sakau, aš fotografavau, vienas žmogus švietė kontražūrą, kitas prilaikydavo baltą šviesą, kad gerai apšviestų veidą ir trečias dar laikė tą projektorių. Žodžiu, ją supo visi, jinai sėdėjo ant kelių ir aš... jinai turėjo nejudėti visiškai, dabar buvo poza ir viskas, sustingęs veidas ir tiek. Tai ačiū Monika, jeigu tu žiūrėsi šitą podcastą, tai tu čia esi, tave išrinko. Ir dar man taip pat labai toks įdomus rakursas, tai yra šitos nuotraukos. Čia dažniausiai būna, kad sako fotografai, tik iš apačios nefotografuokit modelio. Kas iš dalies yra tiesos, nes tikrai gali ten storinti pagurklis, viskas ten ir išvies nelabai galima. Bet šiaip labai fainai, nes tas judesys, tas motion blurras, jisai labai fainai atrodo. Ar čia kažką dirbtinai pridėjai tą motion blurrą, ar čia viskas natūraliai gausi? Viskas natūraliai. Aš tau atskleisiu paslaptį, čia nuotrauka su juosta daryta. Jo, čia juodai. Va, dėl ko jinai dar turi tą tokio šarmų. Taip, nieko neredaguota, tiesiog nuskenuota juosta ir įkelta į Instagramą. Kodėl šitas rakursas? Irgi vėl. Man buvo įdomu, kaip ant juostos bus motion blurras. Kaip, ta prasme, mes žinom, skaitmenui ten padarai išlaikymą ilgesnį, pajudinį, kažkas susikuria. Kartais pataikai, kartais ne. Čia turėjau 36 kadrus, bet, aišku, aš bandžiau tik su 5. Vienas pavyko tikrai. Ir rakursą šitą parinkau, nes man labai buvo gražus jos plaukai, kurie suteikė jai, tas kare, ir suteikė tokią gražų apimtį jos galvai. Ir pagalvojau, kad būtų faina juos išjudinti, nes jinai pastojęs vaikščiojo, ta prasme, va taip, sakau, noriu chaosą tavo plaukam, davai kitaip, nes tu sukūrei savo šukuosiną, kad jinai visada būtų vienoda, kad būtų ta proporcija, standartas, nežinau, tokia simetrija visiška, sakau, davai išjudinam tos plaukus ir aš tai pabandysiu užfiksuoti. Ir kas pavyko, jo, labai geras kadras. Ir šiaip labai fainas rakursas, kad žinai netiesiai priešais modelio, kad šitaip. Tai ačiū, kad išrinkai šitas nuotraukas, visai smagu, kad pasirinkai labai skirtingas. Kažkaip stengiuosi, kad jo. Šiaip aš irgi, kaip ir tu, norėjau išsirinkti tas nuotraukas, kurios,
Nu, dabar prasme, kad jos skirtųsi viena nuo kitos, nes, nu, kaip čia tau pasakius, man labai įdomu, kai fotografas moka padaryti įvairovę. Ta prasme, ne vienu stiliu varo, bet ir tai gali skirtis ir rakursas, kadruoti, dar kažkas. Tai va, tai aš įsirinkau 3 nuotraukas, tai mano pirma nuotrauka yra va šita. Tai jo, man vėlgi, taip, man patiko. Gali parodyti į ekraną. Va šita. Tai nežinau, kurią idėją. Taip. Man patiko šitą nuotrauką tom, kad tu naudoji platų objektyvą ir šiaip rakursas toks visai įdomus ir plus fonas, ne, čia viskas sužaista. Yra korekcija veido, yra poza neįprasta, fonas ir kas svarbiausia, tai rūbas. Gal galėtum papasakot plačiau apie šitą fotosesiją? Tai mes čia darėm kolekcijos fotosesiją, mano labai mylimos stilistės Gaudrės, šautautas Gaudrai. Tai, žodžiu, Gaudrė savo bakalaurinį darbą gynėsi ir gavosi taip, kad jos, nu, visa ta kolekcija yra susijusi su vandeniu ir visa kita. Ir kažkaip labai norėjusi, kad per nuotraukas įsiteiktų tos vanduo, kad matytųsi, jaustųsi. Tai nežinau, jeigu matosi, ten yra tie vandens tokie pavydalai. Taip. Tai čia ne postprodukcija, čia buvo naudota sidabrinė plėvelė, kuri yra dabar žiauriai populiari, kada tu ją tiesiog sušvieti, uždedi filtrus ir gaunasi lik toks vandens stimuliavimas ir visa kita. Jo. Tai jo, tiesiog rakursas, kodėl tokį pasirinkau, kažkaip, nu, norėjusi, kad ir tie rūbai labai įdomiai atsiskleistų. Plius mūsų modelis Kamilė labai gerai viską pozuoja, tu ten vos spėjai gaudyti. Tai keletą kamerų reikia. Jo, tai šiaip tiesiog, nu, gavosi taip, kad norėjusi pertikti, kad, nu, rūbai, tas vanduo, kad būtų viskas susiję tarpusavį ir gausti. Geras. Nieko labai tokia įspūdinga, bet šiaip labai faina, nes mes pirmą kartą tada pabandėm tą fotosesiją būtent su to plėvelė ir dabar tikrai įdomus dalykas yra, kad net dabar per mokymus čia būna vienas mėgstamiausių apšvietimų. Taip, spotlightas greičiausiai. Nebūtinai spotlightas. Ai, nu aš kalbu kaip skirtų. Arba spotlightas, jo, ir tada šitą plėvelę. Nes iš tiesų labai tokį išskirtinį momentą tu gali pagauti. Nu, toks labai, nežinai, kiekvieną kartą kaip gausi. Taip. Tada antra nuotrauka, nu, šiaip aš žiūrėjau tavo nuotraukas kaip serijom labiau, visos serijos labai kietos, bet ieškojau skirtumų ir kas ją akį patraukė, tai geltonas šitas fonas. Nežinau, čia, žinai, visur pas Dominiką mada, merginos ten, šukuosinos, make-upai, šviesos, nu toks bam, Hollywoodą biškiai yra kažkiek priminanti. Dabar prasme, kur bam, tipo, tu žini Instagram ir tu tiesiog atšokiai nuo tos šviesos. Ir čia toks, nu, vis tiek tu įkeli į Instagramą kažkodėl, nes čia, nu, apskritai labai švelnu, čia joga arba pilatesas, ne, ir tu, kodėl darai tokią fotosesiją ir kodėl įkėlei ją? Visų pirma, tai kažkaip, kas liečia to Instagramo tinklelį, tu vis tiek dėliojasi tos nuotraukas, tai labai, man atrodo, čia buvo praėjusiais metais, kada aš kėliau, tai kažkaip norėjusi to šviežumo ir to šviežumas ne visose projektuose matosi. Labai retai, kada klientai nori tokio ryškaus fono ir panašiai, tai čia buvo klientų projektas, 2 jogos mokytojos, labai stengiasi jos perteikti tą tokią šviežumą, fainą, gerą nuotaiką per nuotraukas, kad, nu, joga gali ir balansą atnešti gyvenime ir šiaip, nu, suteikti tą gerą emociją. Taip. Tai va, kažkaip ir norėjusi panaudoti tam tikrus rekvizitus, tai yra tą patį spalvotą foną ir tiesiog įamžinti. Tai būtent taip modelis. Tai nieko labai tokia išskirtinio. Jo, išskirtinio, tai tiesiog realiai merginos darė visas pozas, kurias moka sukurti. Nu jo, kurios yra įprastas būtent jogoje, tai kažkaip aš tik tai spėjau gaudyti ir viskas. Bet tas žiauriai įdomu, nes vat, jeigu ištraukti iš konteksto, viskas ok, ta prasme. Niekom neįspūdžio. Išskirtinis. Taip, bet jeigu tavo feedą žiūrint, tai bam, toks šuvis, pavasario šuvis, galim pavadinti. Na, aš kadangi prieš metus tik tai pakeičiau savo, nu ne tai, kad pakeičiau, bet tiesiog papildžiau savo sritį, nes prieš metus pradėjau fotografuoti
merginas, daugiau labiau apsinuoginusias, bet tai nėra, kad ten Bulgarija ar ten dar kažkaip, kad ten akto fotografija ir taip toliau. Taip. Aš labiau mėgstu tas merginas pertikti, kad jos yra deivės, jos subtilios, jos gražiai gali atrodyti. Tai galbūt dėl to yra toks truputį šokas, nes dabartiniai darbai jie daugiau yra būtent to gal naugumo. Tikriausiai taip, jeigu, pavyzdžiui, ten kažkas nepažįsta, dar labiau atšoksta nuo kėdės greičiausiai. Ok, na ir paskutinė nuotrauka, tai va šita. Man jinai, aš taip, žinai, žiūrėjau, ją priartinau. Ok, šviesą suprantu, ane? Backgroundas irgi kaip yra aiškus, ten kažkas va tokios pailgės juostelės kažkokios galbūt kabėjo. Bet va tas va blykas, įdomu, čia ar su disko tuo kamuoliu tu sukūrė, ar su kažkom kitom. Tai va, yra klausimas, mane, kai nuotrauka turi klausimų, man iš karto labai įdomu pasidaro. Tai gal galėtum pasakyti, kas čia buvo, gal visiems bus įdomu. Tai, žodžiu, prieš istoriją būtent šitos nuotraukos yra tokia, kad aš šiaip labai mėgstu išsisaugoti labai daug kadrų Pintereste. Ir šitas būtent projektas, jisai vystėsi gal kažkur 1,5 metų, jisai tiesiog gulėjo Pinteresto borde, kad kažkada aš jį įgyvendinsiu. Čia buvo tokia kaip disko tematika. Ir ieškau kažkaip atsitiktinai atsirado ir modelis būtent tos fotosesijos, visą kaip ir komandą aš turėjau. Ir mes kažkaip norėjom prieš naujus metus padaryti, bet kažkodėl neišėjo, tai teko po naujų daryti. Aišku, prieš naujus metus būtų labai tikę, nes toks disko stilius, vis tiek tie blizgučiai visą kitą. Tai, žodžiu, įgyvendinom, o tas blizgutis, tai jisai yra tiesiog filtras. Aš užsisakiau filtrą iš AliExpresso, kurį dar dabar... kurį dar dabar naudoju, bet šiaip jisai yra, jo paskirtis yra uždėti, bet man kažkaip, ne visada gražiai atrodo. Tai aš jį tiesiog naudoju kaip šalia esantį objektą prie objektyvo ir gaunasi taip, kad gaunasi tas blizgesys, nes atsimuša šviesa ir gaunasi. Super. Tai va, nieko labai tokio įspūdingo, bet tokie paprasti dalykai. Tai beveik kaip lipneškį uždėtum. bet tas filtras jis su kaip toks įgaubtas? Jo, truputėlį yra įgaubtas. Supratau. Čia tas pats, kad žinai, kokį kristalą nuo šviestuvo paėmus. Aš labai norėjau rasti tokį kristalą, bet niekas neparduoda jo atskirai. Tai aš tiesiog tą filtrą naudoju. Daugkartinio naudojimo. Taip. Gerai, tai ačiū labai. Šiaip labai smagiai, manau, pasikalbėjome ir daug galbūt tokių sričių pasiėmė mane, daug ką aptarėm. Tikimės, kad patiks, kad bus įdomu paklausyti. Jo. Labai lauksim jūsų komentarų. Jeigu ar pastebėjimų kažkokių. Jeigu, pavyzdžiui, jums kažkokių tikrai kilo klausimų, mes kažką praleidom, gal nori sužinoti daugiau apie tam tikrą sritį, pavyzdžiui, kaipgi pateko jinai į tą vogą, arba kaip aš gavau tą užsakymą ir kodėl galėjau stovėti šalia prezidento, tai bet arba šiaip, jeigu turėsit kažkokių pasiūlymų dėl temų, tai drąsiai rašykit. Jo, ir mes kitose podcastuose būtinai apžvelgsime jūsų klausimus, galėsime juos atsakyti savaip. Pavyzdžiui, tas pats klausimas gali turėti 2 atsakymus, nes mes labai turim ir panašumų, bet ir skirtumų. Tai va, tai manau, tuo ir galim užbaigti. Atsisveikinam šiandien. Jo, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu kas nežiūrėjo, tiesiog klausėsi, tai ačiū labai. Gerai, ir iki kitų kartų. Iki. Ačiū, Dominyka.